Sveiki visi atvykę į holo antrą dalį. Ir dabar parodysiu, ką nusipirkau iš Gina Tricot. Aš nežinau, kaip tar teisingai, prašau, nedžiadžinkit. Ok, tai pasirodo, aš iš šito brando turėjau jau vieną hoodie, kurį aš buvau užsisakiusi šiaip iš About You. Ir man jį žiauriai patinka, jis yra pilkos spalvos, tai aš nusipirkau navy blue spalvos tokį patį. Taip pat šitas brandas yra, kaip ir sakiau, About You, čia ne reklama, bet galite tenais nusipirkti. Tik aš paėmiau dar mažesnį dydį, čia yra XS ir jis yra tiesiog perfect fit. Ir jums dabar parodysiu, this is what it looks like. Gerai, aš čia atrodau keistai dabar, nes aš esu iš labai blogo angle, bet jo, jis yra toks perfect fit, žiauri cute, love it. Ok, next yra juodas, irgi toks hoodis. Juodos spalvos ir kadangi aš jau turiu pilną hoodžių juodos spalvos, šitas hoodis keliauja Liudvikui. What? Ne, šiaip realiai čia yra hoodis Liudvikui, čia LS dydis, tai ne man. Prieikime šiek tiek prie aksesuarų, tai aš taip pat nusipirkau štai tokį tiesiog bracelet, nes man dabar labai patinka sidabras. Taip pat tenais radau štai tokį stack tokių apyrankių ir aš manau, kad labai cute atrodo. Ir taip pat štai tokį necklace. Šiaip pas mane visi dabar jewelry yra realiai beveik iš Švedijos, nes tik šitos auskuris ir pakabuką pirkau, kai buvom ant kruizo. Oh my god, nuo to hoodžio ką tik pastebėjau, pas mane tiesiog visa balta maikė tapo mėlyna kažkokia. Man šiaip taip nėra nuo tų hoodžių, bet nuo tamsesnių turbūt yra. Nusipirkau dar tokį necklace. Jis yra irgi su tokiom širdelėmis, aš galvoju, kad kartu jie atrodys good. Liudvikas aš tiesiog kažkokius tiktokus žiūriu. Ir man žiauriai patinka šitie jewelry, nes jie yra kaip balto aukso atrodo. Nors jie yra tokie baltesni, nėra toks sidabras. Tadam, dabar aš turiu tokį stack. Ok, next, aš jau turiu tokias kelnes, bet jos nėra lininės, jos yra paprastas. Na, aš nežinau, ką man reikia būtent lininių, bet jos tiesiog taip gražiai manęs atrodė. Aš žiauriai tingiu dabar dėtis, bet šitokios kelnes tiesiog puikiai ant manęs atrodo. Tada šitą maikę, aš ją tiesiog pagrėbiau random, aš jas net nebuvau matavusi, tai dabar pasimatuokim. O šitą aš galvoju, kad šitą maikę nebus tokia aptempta, dėl to aš paėmiau XS, bet jis šiaip labai maloni medžiaga. Taip atrodo. Liudvikai! Ok, ir paskutinis dalykas yra štai tokia balta maikė, kuri yra labai tokia scandy, sakyčiau. Tai parodysiu, kaip atrodo. Nu, I don't know, in my mind head atrodė cute. Ir aš manau, kad ir atrodo cute, labai taip unique. Tai štai ir viskas. Ačiū labai, kad žiūrėjote, visus labai myliu, bučiuoju. Ir iki...